Garsioji žalioji mūrinė kavinė, kuri traukia žmonės iš visos Lietuvos. Vasarą tai čia ypatingai būna tiršta žmonių. Man teko taip pat čia keletą kartų pietauti ir stovėti eilėje. Na, kągi, žygiom pasižiūrėsim, kaip čia dabar atrodo viskas. Prieš gerus metus buvo. Labą dieną. Štai atrodo kavinė iš vidaus. Čia vasarom labai, kaip ir minėjau, daug žmonių būna. Skaniai gamina. Teko ragauti keletą kartų. Kiek čia metų darbuojatės? 33. 33? Taip. Jūs savininkė būsit? Taip. Ko jūs vardu? Sigut. Taip, aš esu buvęs, atsimenu? Ženkliuką dar padovanoju. Va, malonu. Siskait. Sigutė Valančienė. Valančienė. Kavinė vadinasi Pakalnutė. Pakalnutė. O ar pradžia buvo sunki pradėti? Kokia pradžia buvo? Vis tiek... Jaunesni buvom, kam čia viskas šovė gerai galvą buvo. pradėti? Aš nenorėjau pėtų verti, nepasilinkau pėtų verti. Pietų? Žemaitišką, suprantat? Nu, šiek tiek. Šiek tiek, Paprašysiu nu. vertėjų, aišku. Sivaratau. Tai ne... Aha. O tai jūs su vyru? Su vyru, bet man vyrs prieš 9 metus mirė. Prieš 9 metus. Ir kaip dabar jums einasi sunkiau? Ar turi pagalbininkų? Nu dabar jau šį mėnesį kažkoks stagnacija, gal velikom taupa, gal žmonės ir prigastinti, nežinau, kažkas yra dabar. Šį mėnesį jau labai sunkiai. Labai sunkiai. Nu, to ką daryti. Nu tai taip. O kas anksčiau buvo šitame pastate? Kas veikia? Senas laikas čia buvo žyda linų sandėlis. Šalia buvo žyda truoba, ons gyvena čia, o čia linų supirkdavo. O rusų laikas buvo gelžių krautuvė, ūkinis priekis. Ūkinis priekis. Jo. Va. Ir jūs tada nusprendėt privatizuoti. Nu, tai jau kaip investicinė čekė atsirado, nu. Aha. Bet apskritai džiaugitės tuo, kas vyksta dabar jūsų gyvenime, šitą veiklą? Nu, man patinka žmonės maitinti. Jums patinka su žmonėmis bendrauti? Taip, ir maitinti, kad būt vis pavalgyti. Nu. Kokių čia žymiausių žmonių matėt? Nu, čia daugi, per tiek metų daug yra. Daug buvo. Daug. O kodėl žmonės čia traukia būti ateiti? Kuo čia ypatingas? Nežinau, kainėlis, tai nedidelis, pavalgy daudam, visų pinigų netemam. O, žinau, daug. Nusipratau. Ačiū jums labai. Aš sriubytis galiu nešti. Oi, labai norėčiau sriubos. Nu, aš pakalbinsiu šiek tiek keletą žmonių. Labą dieną. Aš noriu vis tiek pakalbinti porą, ar nieko prieš. Aš Robertas Šarknickas būsiu. Stanislava. Malonu. Jūs čia gyvenat? Ne, mes iš Šačių. Šačiai? Skuodo rajono. Aha, kiek kilometrų? 20. Mes grįžtam iš Klaipėdos. Ai, tiesiog pakeliu čia. Na, mes laiką užuojauta. Na. Aha, o šiaip dažnai užsukat čia ar? Dažnoka. Dažnokai. Dėl ko čia užsukat? Skaniai ten, normali kaina. Aha. Na. Supratau. Ir šiaip atmosfera čia labai gera. Gera? Tai... Labai prabangių nežinotum, nei ką pjaustais. Nu, o mums paprastiem žmonėm gerai. Na, supratau. Tai ačiū jums labai. Ir ką jūs šiandien užsisakėt valgyti? Dar ne. Dar galvojate, ką užsisakyti? Gerai. Tai skanaus ir gerą laiką jums. Pakalbinau keletą žmonių ir geros nuotaikos ir matau skanu labai bus. Ačiū. Aš šiandien atvykau į bibliotekos salę 17 valandą. Ačiū. Štai man ką tik atnešė barščių sriubos. Ką jūs sakėte, turite giros ir sulčių, ne? O gira jūsų gamybos? O kokia gira? Smetoniška. Supratau, turėsiu omenyje. Ačiū jums labai. O ko dar valgysim? Kiaulieną, vištieną, šonkaulę? Vištienos gal aš. Iš dienos spėti vištienos purletukai su ryžiais. Labai gerai. Su ryžiais. Aha, ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Nu va, čia barščių sriuba. Tikrai atrodo labai... Oi, puiki tiesiog, puiki. Ir grietinėlės matau yra. Viskas, kas reikalinga barščių sriubai.
Toks prieskonių pasirinkimas. Tikrai didžiulis asortimentas. Nu, pakalnutės, vadinasim pakalnutė. Štienas, kotletukai, agurkiukas, kopūstai, ryžiai. Įdėjai, kalba, įdėjai. Nu, čia ir įsinešimui galima, reiškiasi. Puiku. Nu ką, skanaus, o mano dar laukia pasirodymas su Pauliaus Širvio ir Marcinkevičiaus poezijos kūriniais Salantų bibliotekos salėje. Taigi lauksiu ir salantiškių. Bet jau girdėjau, kad yra susidomėjimas, kavinė sukas irgi reklama. Gerai, skanaus, einam valgyti. Nu va, liko dominė tilpo, čia dar vyrukas atnešė 3 saldainius, kiekvienam. Nu aš jau galiu susimokėti. Atsigert nieko nedarys. Atsigėręs atėjau. 5 euriuką bus. Rimtai? Nu. Užkelkit kainą 1 eurų bent Nu, jau. neišeina. Kol savęs skriaudžiat. Gerai viskas bus. Prašau. Ačiū Jums. Man 4. Neturiu tų 4. Padėtus man 4. O, sakykit, kokie patiekalai dažniausiai čia būna? Pirmieji ir Kepsniai, antri. šonkauliai, kotletai, dienos pita, daleiskim guliašus, balandėlė, cepelino, Tai kiek virėjų čia turi dirbti, kad suktųsi taip greit? 2 pamainos po 3. Po 3, 2 pamainos. Iš viso kiek čia jūsų dirba kartu visi? 10 su buhalterė. O, tai jūs ir buhalterė greičiausiai. Kaip sakot? Jūs greičiausiai buhalterė ir pati būsit. Ne, turim buhalterį. Ir atskirai irgi. Ir išsiverčia. 10 žmonių. Ir išsiverčia. Nu, turim mes ant kiekių, dirbam, turim daug žmonių turbūt, kad galėtų. Tai už tai. Nu, turi būti daug žmonių. Ačiū Jums labai už tą nuoširdumą ir linkiu sėkmės Jūsų versle. Būkit sveiki. Sudė. Ačiū, širdingai. Все gerai. Nu, na, šitaip pasidaro. Nu va. Tai pamaitintas, pagerbtas, kultūringų bendravimo. Va, tai gatvelė. Kaip šitą gatvelę vadinasi? Sužinosiu. Ką? Kaip šitą gatvę vadinasi? Šitą? Valančiaus? Va, ačiū labai, ačiū labai. Valančiaus. Nu ką. Štai va, šalia kavinės pakalnutės kita parduotuvė. Šeimos sendaikčių krautuvėlė. Nu, įdomu, įdomu. Nu, ir kita šalia. 3 iš eilės. Labą dieną. Norėjau paklausti, kur biblioteka yra. Čia šita yra? Oi, nieko sau. Kokį istorinį pastatą turi biblioteka. Jo, čia yra daug vyktų, yra seniūnijos dvi ir yra biblioteka. Ai, ir seniūnija, viskas čia. Aha, supratau, nu tai ką, žygiuojam tada. Pasižiūrėti, kaip atrodo salė bibliotekos. Šiandien 17 valandą Paulius Širvys atvažiuoja su Marcinkevičium. Dabar pažiūrėti laiptukai čia ir bus tiesiai į darbus. Ačiū Jums labai. Gal ateisite irgi? Jeigu pavyks, Bus labai įdomu, tikrai prižadu. Prašau, ačiū. Štai, kokia graži bažnyčia pro langus atsiveria. O, pastatas iš tikrųjų toks vertas dėmesio, architektūrinis, labai gražu.
Labadiena. Labadiena, prašom, Ar prašom. laukite? Žinoma. O, čia kaip jūs pasiruošę. Taip. Iš Kretingos bus keletas žiūrovų, žinokit, jau man skambino. Jo, žiūriu, ir iš Palangos netgi parašė, kad Va. bus. Oho. Oho. Mylim jūs labai. Ačiū labai už tą kvietimą jums. Ačiū Angelė. labai. Ačiū. Robertas. Ačiū. Malonu. Taip. Aš vakar Plungėj turėjau. Taip, mačiau. Matėt kad jūs- vaizdus, kas ten darėsi? Taip, nu tai čia aš nežinau. Palauk, Kretingoje nesat buvę pas mus? Aš Kretingoj bibliotekoj ne. Dar O ne. tai mes aplenkėm Kretingą. A, jie Mūsų ruošiasi, centras. kažką girdėjau, gal irgi planuoja. Gali būti. Mes maratoną darysim didįjį nuo rugsėjo mėnesio. Tai labą dieną, gerbiamis damas. Esu gražiame pastate bibliotekoje, kur telpa daug kitų organizacijų. Seniūnija, biblioteka, dvi seniūnijos, netgi Paštas. Paštas. O, čia tai bent įvykis, kad dar neuždarė pašto. Taip, taip, džiaugiamės labai dar. Kiek gyventojų yra Salantuose? Apie 1300 maždaug. Čia tik vien miestelį. Tiek vien miestelį. O jau seniūnijoje tai O du kokie seniūnijoje trys. yra 2,5 kažkur, tai iš viso aplamai apie 4000 O, tai tada dar gyvas kraštas. gyvas. Aš manau, kad tai. Aš norėčiau pristatyti šios Salantų bibliotekos darbuotojas, direktorė, Ne, direktorius Jūratė Mačiulienė. Yra vyr bibliotekininkė Jūratė ir mano kolegė Angelė. Kokia pavardė? Kirpienė. Kirpienė, o jūsų Mačiulienė. Mačiulienė. Labai malonu, ačiū labai, kad taip šiltai priėmėt mane kaip į namus. Nu, va taip ir jaučiuosi, nieko nereikia įsitemti, nei ką atrodo, imčiau čia, dirbčiau, gyvenčiau ir panašiai. Man atrodo, kad jūs visur, visoje Lietuvoje taip priimtų, ir, nes šiluma iš jūsų, ne tik iš poezijos, bet ir kaip iš žmogaus, iš tikrai malonu. Aš nebesakykit, nes to susirgsiu. Pirmininkas labai šaunus, Aktyvus. mokyklos buvęs direktorius Vaidutis Butkus. Tai jis daug idėjų su projektais ir taip dabar va naują seniūnę turim. Išėjau Prieš metus. prieš metus irgi labai šaunė. Tiesiog visas deda pastangas, kad gražėtų, visus gėlynus puošia, visus. Aha. Labai gražu. Jo. Noriu paklausti apie miestelio pavadinimą Salantai. Iš ko jisai kilęs? Kas čia jūsų? Salan kilęs iš Žemaičių, kažkas ten važiavo, bajoras kažkoks ten ir pamatė Salon kalną. Onta sala, va, taip sak, onta sala, sala onta, žemaitiška, ir reiškia Salantai. Ir tuo laiku paliko Tai Salantai. kur jūs pamatė tą salą? Tas, kur tekytas, kur tektų supilsa, ne mūsų čia. Taip, taip. Iš to. Turim visi istoriją, reikia papasakoti, nebežinom kaip. Turi kažkokią juridinę teisę Magdeburgo ar dar kažkokią šitas miestelis? Nieko net. To neturi. O kiek jisai įteisintas yra kaip jau miestelis? 1556 Jis yra ne tai. miestelis, jis yra Miestas. miestas, Salantų miestas, ne miestelis. Atsiprašau, kad įžeidžiau šio krašto žmonės. Jau jūs 10 Janinas tik kartų perspėjo, atsiprašau. niekada nesakykit, kad yra miestelis, yra miestas. Matote, kaip važiuojant reikia viską susižinoti iš anksto. Vat net likau namų darbus. Salantų miestas. Labai gražus Darbėnų miestelis. O Darbėnų yra miestelis, o Salantų Nes yra gyventojų mažiau. Darbėnai ten, kur ar nekilęs tas garsusis treneris krepšinio. Taip. Paulauskas. Paulauskas? Ne. Paulauskas buvo ne Paulauskas. Šitas M raidė iš M raidės užstrigo, matot, nebetreniruoja Žalgirio ir prisiminsim. Nu, ne Paulauskas. Iškirpsim šitą. Paulauskas. Ne. Ne Paulauskas. Mackevičius. Nu, jie zaplūduro. Maksvytis, va, Kazys Maksvytis. Kazys Maksvytis. Taip. Va, jo. Atrodo. Užstrigom visi trysia. Gerai, kad bendrai užstrigom. Tai ne taip gėda. Bet Paulauskas ir vėl buvo treneris. Ką? Ir Paulauskas buvo. Ne, Žalgirį, ne. Ne Žalgirį. Ne, skirto. Buvo jisai Žalgirio buvo žaidėjas savo laikų geriausias. Ir panašiai. Aha, tai žodžiu, čia veikia ir darželis turbūt, Taip. jeigu tie gyventojai yra, Taip. Mokykla iki kiek Gimnazija. klasių. Gimnazijos 12 statuse. klasių. 12 klasių. Taip. Iškovojom labai sunkiai čia dėka mokyklos direktorius, ten visi parašus ėjo rinko, norėjo jau panaikinti gimnaziją, reiškia vieną, nes nebėra mokinių, reikėjo 21
Mokinys turi būti vienoje klasėje, po 10 reiškia. Taip. Ir tai ačiū Dievui, kad dabar jau iki 12 nusileido. Matau, tų pastatų yra architektūrinių ir kadangi paminėjote, kad miestelis 1500 kažkelintais metais, 56 metais, tai reiškia, kad šitas miestelis, įtariu, matė visokių įvykių. Žinoma. Kokie pagrindiniai įvykiai? Karas, aišku, savo darė, ne vienas karas, pirmas, antras pasaulinis, partizanai. Dabar vat, yra kultūros direktorius labai iniciatyvą įmasi apie partizanus, labai gražiai renginius daro, labai ten... Partizanų trobą kūrė atstatė. Jo, Salantuose. Partizanų troba. Ar toli nuo bažnyčios? Nelabai, nelabai toli. Ir jisai ten įrengęs yra tos partizanų visokiausius, ten prisiminimus. Labai daug ten vyksta vakarai visokiausiai. Tai jis yra kultūros namų centro direktorius. Ar buvo koks per tą laikotarpį žmonėms įstrigęs kunigas kažkuo išsiskyrė, ar tiesiog... Palaukit, kai mes... Būna kiekvienam krašte visada kažkokių ypatingų kunigų. Kai mes gyvenom dar nuo prieš kokią, kiek čia 40 metų buvo, kur Plungėdavo ir Gedvainis buvo visiems labai žmonėms labai malonus toks. Kuo jisai buvo malonus? Taip, labai iškalbingas, labai visada toks, bet panašiai kaip jūs tokios sielos. Dabar jūs norit pasakyti, kad man į kunigus reikia? Labai tiktumėt. Ačiū labai. Jau Seime aš buvau 4 kartus pavadintas, kad tikčiau nuraminti Seimo narius. Galite būti kunigu. Prašau. Aš sakau. Taip, mes ir sakom, jo. Paskui po Gedvainio Katkus, ne? Jo. Katkus ir panašiai kaip Gedvainis taip pat. O po Katkaus išėjimo kažkaip nelabai pradėjo mums sekti su kunigais. Tai istorija tegu nutyli. Taip kažkaip istorija nutyli, nežinau. Tiek to čia ne. O dabar kokios pagrindinės miesto yra šventės? Parcinkulio atlaidai. Pats pagrindinis. Kaip vadinasi? Porcinkulis ar parcinkulis? Parcinkulis. Kas čia per raktažodis? Išverskite lietuvių kalbą, negirdėtas, kas čia per... Mergelės ėmimai į dangų. Čia kaip miestų gimtadienis kartu yra. Bet kartu miestų gimtadienis. Labai ką bažnytinė šventė. Ir tada labai didelį būn parke visur. Jūs čia Salantuose augote, gimėte? Ne, aš ne čia. Kaip ir čia. Aš tai jau gyvenu 45 metai. Mano sūnus 2 Vilniuje gyvena. Mes tik su vyru dviesi, bet 45 jo. Bet čia baigėm vidurinę, bet čia Salantuose, o čia, kiek? 5 km, 6 km. Iš Krušlaukės, vaš kanalis ten. Čia pat. Kaip ir čia pat, kaip ir čia. Jo. Džiaugiatės šito gyvenimu čia, šitame mieste? Taip, aš neįsivaizduoju kitur. Čia esam pripratę tiek metų. 27 metai dirbam šioje bibliotekoje. Abi. Gražiai atrodo, laimingą darbą dirbat, tai reiškia. Taip. Į darbą kaip iš šventė. Į darbą kaip iš šventė. Patinka šitas darbas? Žinoma, aišku, bet... Yra visokių sunkumų, aišku. Tai be abejo, kur jų nėra. Kur jų nėra. Mes išėnum pensijai. Žinot, ir mažas tikrai tas pensijinis pensija. Ir ką, jau vietoj jūsų kitų žmonės? Dabar jau niekas nėra to cenzo, kada iš jau išvarytų. Ne, galim dar dirbti, gal dar pasakyti. Dirba, kolegis dirba. Dirba kolegis kitus. Tai ramu tada. Jo, dar. Tai gerai.